O tai bėgi per dieną ir nežinai, kada tai baigsis, ir rūpesčių daug, ir minčių daug, ir tas bėgimas niekada nesustoja. Ir, o Dieve, jau naktis, jau 11:30, eit miegoto, iš ryto vėl anksti keltis ir šitaip visą savaitę ir tempi lyg tai naštą ir kas iš to gaunasi, savaitgalis. O pagaliau, nu dabar atsimiegosiu už visą savaitgalį. Ir atsimiegi, ir kaip jautiesi atsikėlęs, kaip žemę pardavęs, kažką praleidai, kažkas ne taip. Kuo ilgiau miegi ryte, tuo blogiau jautiesi atsikėlęs. Pastebėjai šitą? Nu ir ką su tuo darysi? Man tau patarimas. Jau šį savaitgalį atsikelk anksčiau. Atsikelk saulėtekį, pasitėk, paklausyk, kaip paukšteliai čiulba. Tu pamatysi, kas bus. Kas bus, juk vėl būsiu pavargęs visą dieną. Kodėl mes neinam gult vakare? Pirmas dalykas, reikalų va tiek ir nespėjam nieko. Ir plus, mes bijom eit miegot. Nes ta įtampa, kurią nešamės dieną, jinai realizuojasi per sapnus naktį. Mes miegam neramiai ir miegas nėra tai, ko mes norėtume. Ir už tai mes irgi lyg tai pasąmoniniai atidėliojam miegą. Tai ką daryti su tuo, kaip susitvarkyti? Iš ryto negaliu atsikelt, vakare negaliu atsigult. Mėlėjai, internetinis 4 savaičių kursas Laimingo gyvenimo raktas duoda galimybę susistyguoti visą tai, išsivalyti, susitvarkyti ir pradėti pirmosius žingsnius gyvent naujame ritme. Vienam sunku, bet kada susijungiam visi į grupę, va tada jau pradeda gautis. Pabandyk, nepabandęs nežinosi.